Sveiki visi, su jumis aš Andrius Jaspeks ir šiandien mes bandysime atnaujinti 500 eurų buldą ir tai bus realiai didžiausias atnaujimas, kokį mes darėme nuo streamo palyginus ką rinkome. Na, kiekvieną vakarą mes darome tas transliacijas, kur aš gyvai bandau surinkti kompai, mums dažniausiai tai neblogai pasiseka ir aš tiesiog apibendrinu šiuose video, bet vakar mums tiesiog mes dvejojame tarp 3 ar 4 buldų ir dabar aš radau visiškai beveik kitą variantą. O šio buldo žvaigždė bus Intel Pentium G4 560 procesorius, kuris tiesiog nušluoja nuo žemės paviršiaus į trečią, tiesiog visiškai nebūna prasmės net žiūrėti į tuos procesorius ir tenka mums dėti į šiame bulde. Taip pat po video paliksiu nuorodas, kas norite įsitikinti, kokie neįtikėtini yra greičiai šio procesorius, kaip jisai lyginamas su i3 ir tiesiog nedvėjosi reiktų pirkti. Tai sekantis mūsų komponentas, kurį reiktų aišku paminėti, tai būtų vaizdo plokštė ir ta dėka, kad mes paėmėm tokį pigų procesorių, mes galime sau leisti netgi RX 470, na taip, pigiausia iš randomų šio būtent modelio vaizdo plokščių, bet tiesiog ši kombinacija jums sutelks žaidimuose bent jau neįtikėtinus greičius. Na toliau žengiant buldų, ką reiktų pabrėžti, tai yra motinės pasirinkimas, mes vis dėlto pasiliekam prie tos mūsų mėgiamos Asus H110K, kuri yra iš praeitos kartos, tai reiktų su šiuo buldu atnaujinti BIOSus, taip pat apačioje video aš paliksiu nuorodų, kaip tai lengva padaryti, tikrai neįsigaskit, blogiausia atveju galite prašyti Skytecho, kad jie už jūs tai padarytų. Na, tolimesnė eiga buldo nėra tokia jau stebinanti, tai būtų tie klasikiniai 8 GB iš Corsairo, tai yra Value Select pasirinkimas, pats pigiausias ir jie tikrai puikiai atlaikys, nebus problema šiame bulde. Na, toliau jau nestebinančiais komponentais einant, tai būtų būtent hardo pasirinkimas, 1 TB iš VD Blue, mes jau įpratę matyti, ar tai bus Seagate Barracuda, ar vienas ar kitas, jie labai panašia kaina eina. Kalbant apie sąnaudas būtent šio buldo, tai bus labai išties jos menkos, imant vien tik tą Pentiumą, ta vaizdo plokštė gal daugiau šiek tiek valgys tos energijos, bet tas Pentiumas tiesiog visiškai neutralizuos visas sąnaudas ir mums užteks tikrai Corsairo CX4 30 W ir tikrai pilnai nesjaudinkit dėl jos sąnaudų, tai yra taip pat puikios kokybės maitblogis ir tarnaus ilgai. Na, jeigu mums beliko tiesiog išsirinkti, kurgi mes sudėsime visą šį stebuklą ir Pentiumo dėka, kuris mums sutaupė tikrai begalę pinigų, mes sau leidžiame šiek tiek geresnį korpusą, tai yra iš Zalman T1, tai yra matinio paviršiaus, taip pat pilnas juodas dizainas viduje ir taip pat tas pasirinkimas, kad maitblokis eis į apačią korpuso, leis žymiai lengviau tvarkyti kabelius viduje jo. Na taip, suma buldo bendrai išeina tiesiog idealiai 500 eurų ir iš tiesų šiuo momentu pirkti šį kompiuterį būtų labai protingas pasirinkimas, iš tiesų išnaudosit maksimaliai savo pinigus ir tikrai vertėtų pasižiūrėti. Tai ačiū, kad žiūrėjote šį video, užmeskit like, jeigu tikrai jūs nustebino toks pasirinkimas ir kaip mums čia išėjo su tuo Pentiumu susižaisti, beje, primenu visas nuorodas palieku buldo apačioje, būtent po video ir tada iki sekančio buldo.